Va, prabūdam kalnuose. Suspakavo beveik palapinę. Šitam pirmą kartą pavyko. Žodžiu, ant vingiuotą kelią nepatekam. Nes dirba iki 9, mes ten buvom 9:20, ne? Kažkas tokia, tai kempingė apsistojom. Tai šiandien išjudėsim to kelio tada link Slovėnijos. Koks kempingas. Geriau vaizdelį. Va, koks kempingas. Čia Pežukas. Didžiojo Gloknerio aukštikalnio kelias tai vienas garsiausių kalnų kelių Austrijoje, kertantis Hohe Tauern masyvą ir vedantis link aukščiausio Austrijos kalno Didžiojo Gloknerio. Šis kelias yra net 48 km ilgio ir susideda iš daugybės serpantinų, apžvalgos aikštelių ir nuostabių Alpių vaizdų. Jis laikomas vienu gražiausių kalnų kelių Europoje. Įkalnės? Kiek? 12%. Nu ten pirmos eilės. Antros. O, debesis. Tai debesis apačioje važiuoja, kaip kalnai apšviesti. Idėja nutiesti aukštikalnių kelią atsirado 20 amžiaus pradžioje, siekiant pagerinti susisiekimą Alpėse ir skatinti turizmą. Oficialiai kelias atidarytas 1935 metais ir greitai tapo vienu įspūdingiausių panoraminių kelių Europoje. Po Antrojo pasaulinio karo kelias buvo atnaujintas ir dar labiau pritaikytas turizmui. Čia visur nori sustoti, man. Kodėl man čia nori? Kodėl man čia nori? Papusryčiavom, toliau tęsiam. Ką? Kiek dabar? Nesustot, man. Gerai. Aš negaliu nesustot. Sustok. Nu. Tu pažiūrėk, kad čia vaizdai, man. Dar aukštyn. Mes jau lygiai ir čia debesų. Jo, beveik prie debesų. Mes debesį realiai. Buvo bent jau tenai. Nu, kiek čia sakai aukštas? Ai, va, 2, 1, 5, 5. Va, toks tai. Važiuojam dabar kita pusė, bet išėjai. Leisimas. Nuo 1,90. Bet mašina tai gerai laikosi. Man tai visai patinka. Tai labai gerai, kad mes sustojom. Nevarom, žinai, ištisai. Taip ir reikia. Nu, čia jau taip biškį pikčiau atrodo. Matai, kažkokia tvirtovė viršai, ne? Na. Šok.
50, čia greitis. Važiuojam ant 40. Čia ribojimas 50. Mums sudėtinga viršyti greitį čia važiuoti. Nebent jeigu leisim žemyną. O kai aukštumo... skirtas kondiškiai, bet aš padariau, kad skirtas būtų radiatoriaus aušinimas. Antras bėgis jau per mažas. Kas ten bus? Ar pirmą važiuosim? 30, mūsų greitis 30. Gerai. 29, nu. 70 čia galima važiuoti. Čia 70. 2, 3, 4 aukštis. Čia nežinok, šiaip sau čia. Kitoj susidarėsi. Važiuojam į aukščiausią vietą. Va, ledą? Nemačiau. Ir va, 3 km aukštis. Darosi jau. Ir matai, dinga visa augmenija, nebėra jokių medelių, nieko nebėra. Priminimas, mums nuo aukščiausias vietas reikia akmenukų pasiimti. Tik žolė liko, gyvūnėlį bėgiojame. Kėrė 14. Dabar 2, 3, 7, 4 esam. Blemba iš šono atrodė, kad čia baisiau. O kas ten? Čia kažkoks helikopterio aikštelė. Labai Medikopteris. Aukščiausiai vieta va toks pastatėlis yra. Nu ne to, kad čia aukščiausias. Dar aukščiau va biškį yra, va ten dar. Nu bet čia kur privažiuot galima aukščiausiai vietą, ta prasme. Vada krikliukas teka. Tai va. Visi surinkim čia. Kažukas dar. Du 8, mes maksimalus šitas nebūstis, kokį mes pakilom. Dabar leisimės. Va debesėlis. O, kaip gerai per GoPro atrodo. Geriau nekina. Nu ir ką, varam žemyn. Ai, ne. O dabar žemyn, kai čiuožiam. Važiuojam sankryžą, dabar kad tie stabdžiai. Tik labai greit nevaryk čia. Matau, kad pasisportuoju. Tu nori, kad visą laiką stabdžiai, tada tikrai nepasisportuoju.
ten matei tą, kur buvo, tas bokštelis, kur, nu. Kas ten buvo gero? Ten yra atminimo, ten ta vietoje žuvusiam šitą vietą, nu. Aha. Tai jau galim būti įtraukti, nu. Paskutinis 91 žuvęs, nu. 91? Jo. Tai visai čia saugu reiškia. Taip, ten nemažas sąrašas buvo. Nu. Ai, žinot ką, kol su žmona šnekiau, prie manęs pat pribėgo tas bebras. Tas bebras. Per 30 centimetrų buvo. Nenufilmavau, bet žmona matė kartą, tai, nu, žodžiu. Bet prie pat žiūrėjom viens kitą, tai per dviejus ranką paspaus norėjau. Ne, paskaidrus. Skaidrus, viskas skaidrus. Tik ne tu čia skaidrus, na. O skaidrų padė. Lysk į vandenį, nuplauk savo kaltes. Tas mano kaltės nenuplaunamas. Kaip Artūras, laimingas. Čia pasiam buteliuką būtų galima pareišti. Jo, rimtai čia galima. Aukščiau negu tas aukščiausia vieta, 2-4 aukštis, nu. Ten buvo 2-3. Tai net vis dar kilom, tai manas ne aukščiausia vieta buvo. Ne.
čia. Ratų spausdinti. Valdžios stofam. Gal nieko neprakirtama pačia? Pagaliukas. Pagaliuką nulaužiam. Dabar reikia lietuviškai sutaisyti. Va, vėjas nenupūsdavo. Užtenk. Tai va, biškį stabdžius pasvylinom. Toliau svylinom. Jo, keptą dešrą painešė nafi. Tas stulpelį nulaužiam, bet kelsiu greičiausiai videos, kaip ten su lietuviškai taisam. Pausas buvo. Dar yra didesnių, niekad gyvenime nemačiau. Kiek kainavo čia pravažiavimas tas? Atsimenu, kiek eurų? Mašinai. Ar 5 eurai? Kiek ten žmonių mašinai nesvarbu, žodžiu 40 eurų už mašiną. Tai va, tik tiek. Ir netoli yra kempingas už Duotsoką, kaip ten buvo? Už vienam žmogui 20. Daug kažkas tokio. Tai va, dar čia biškį liko kalnų. Mes čia kažkur mažiau nei kilometrą aukštyčiau. Tai va. Dar biškį atrakcionų ir viskas. Tikiuosi jums patiko video, būčiau labai dėkingas už laikus, už komentarus, už subscribus, tai būtų labai didelė motyvacija. O dar didesnė motyvacija būtų, jeigu Instagram irgi širdučių žiniastumėt. Ačiū, kad žiūrėjot, iki.